Sveiki, pademonstruosiu, kaip reikia atlikti pratimą horizontalus svorio stūmimas. Tai atsigulam ant treniruoklio, tvirtai statom pėdas, stengiamės išlaikyti nugarą kiek įmanoma tiesiau, tvirtai įsikimbam į treniruoklį ir išstumiam svorį į priekį. Lėtai leidžiam rankas žemyn, stengiamės išlaikyti 45 laipsnių kampą, įkvepiam ir iškvėpdami iškeliam svorį į viršų. Vėl lėtai nuleidžiam atgal. Šis pratimas yra skirtas krūtinės raumeniui bei trigalviai žasto raumeniui. Norint padidinti svorį ar jį sumažinti, reikėtų svorį perkelti iš galo į priekį. Svorį didinam, iš priekio į galą svorį mažinam. Tai būtų tiek.